Labas rytas, brangus kolegos. Šiandien randamės ant Minijos kranto, Mingės kaime. Labai graži vietovė, labai žuvinga, kartais, ne visą laiką, bet šito žuvies tikrai kitą kartą labai būna daug. Diena mus pasitiko su rūku. Labai didelis rūkas, labai abejojau, kad ką nors pagausime, kadangi esu toksai, ne tai kad pritaringas žmogus, bet sakykime, man nesiseka. Per rūką niekada nesiseka. Nu tai tikėkime, gal šiandieną bus geriau, kadangi vakar kolegos buvo čia, nais gaudė, labai gražiai, labai normaliai sugaudė, labai daug plakių, ešerys vienas kitas, kojų papuolė, nu tikėkime ir mums tas pasiseks, kaip sakant. Tai va kągi, imsim, bandysim, žiūrėsim, gaudysim. Masaliukas toksai, dzikelis ir 2 pinkutės. Jau kelio ir metam. Kibimų ilgai laukti nereikia, ganėtinai jie atsargus, aišku, bet kimba. Tuščias kibimėlis. Masaliukas užčiuptas, nebėda, damausim toj. Nu ką, įtempiam ir laukiam kibimėlę. Iškart kabina. Nu, kaip matote, žuvis ganėtinai aktyvi, nors ir žiema. Atsiliepia greitai. Ne per stambiausia, viena kita papuola aišku ir stambesnė. Bet tai prieš pat naujus metus fantastika. Super žvejyba. Kągi, brangus kolegos, norėčiau parodyti, kokias sistemėlės šiandieną žvejoju. Pats kotas iš savęs yra ganėtinai lengvas. 3,30 m ilgio. Rytė 2,5 tūkstančio lengvutė. Uždėtas pintas valas 0,08 mm storio. Ant galo dedu taip vadinamą šok lyderį. Metro ilgio, kadangi žiedeliai maži, neša žolytes, apsivelia,
ant mazgo, nu ir kad nebūtų kažkokių tai nelaimingų nutikimų, kad nesulūštų niekas, tai žodžiu dedu trumpą šoką, taip vadinama, į fluorokarbono 0,24 mm storio, kabinasi karabinas. Ant karabino kabinu nedidelė šėryklėlė, šiuo atveju jinai laiko 40, dugne stovi labai drąsiai 40 gramų. Paskui eina guminis stabdis, stapariukas kitaip vadinamas, kaselė 5-7 cm ir greito fiksavimo karabiniukas, toksai, kad užkabinti pavadėlį. Pavadėlį naudoju 0,08 mm storio, fluorokarboninį. Kabliukas labai mažas, 14 numerio. Nu ir ką, gaudam, kimba, smagu. Kombinacijos šiandieną gana įvairios. Pagrindė pinkutės, turiu matilių, turiu sliekų, turiu kukurūzų, turiu dzikelio. Žodžiu, keičiam kombinacijas ir gaudam, ir pagaunam. Prieš porą dienų gaudžiau ant ledo, o šiandieną atviram vandenį. Nu, čia kažkokia fantastika, anomalijos konkrečios Lietuvoje vyksta, atšilimas. Vėjo šiandien praktiškai nėra, tik tai tas katrukas karts nuo karto palynoja, bet ką, smagu, sėdim žvejojam, kaifuojam, kaip sakė. Keiskite kombinacijas visą laiką, bandykite, neimant vieną, bandykite kitą, spalvas maišykite, dar kažką tai dadėkite. Žodžiu, visą laiką eksperimentuokite ir tikrai pagausite. Naudokitės rankšluostukais, nereikia valyti į save, kam varginti savo žmonas, kad pastoviai skalbtų, galima su tais pačiais rūbais keletą kartų pažvejoti. Pagavot žuvytę, zip, į save nusivalėte. O, ir vėl kibimas, ir vėl kažką turiu. Na ką, renkam po truputėlį. Plakis paplakė. Hople. Įtempiam ir laukiam kibimo. O.
gali būti gražus plakis. Nu, ne super monstras, bet nemažas, gražu. Laidelė apie žvejybą. Žvejo kelias su Richardu. Jums gal patiks, išbandysite, sužinosite gal naujienų kažkokių tai. Vienu žodžiu bendradarbiausime. Tiesiai į sietką. Gražu. Dar viena kombinacija. Sliekas. Dedam gabaliuką slieko. Likutį nugnybėm. Ir pakabinam mažą baltą pinkutę. Štai taip. Valgo ir slieka. Karts nuo karto reikia paduoti ir gyvų. Kaip šiuo atveju ganėtinai daug matilio paduodu. Tai yra uodo trūblio lervos, tautoje vadinamų matilių. Tai ne lietuviškas žodis, bet visi jį naudoja. Kitą kartą pagyvenę žmogus net nesupranta, kai jam pasakai uodo trūblio lerva, kas tai yra. Pasakai matilis, oho, iš karto viskas aišku, žinau.
Jeigu masalas tvarkoj, metam iš karto, nelaukiam, netgi nekemšam šėryklos. Karts nuo karto galima su tuščia. Oho, kokios salytės plaukioja. Kombinacijas pastoviai reikia keisti. Ant vienos kombinacijos visą laiką nekimba. Dvi pinkutės, matiliukas, dzikelis, pinkutė, spalviniai variantai. Vienu žodžiu, kaitaliokite, bandykite ir tikrai pagausite. Apstoju žuvytį imti, paduodu kalendros ir jinai vėl atsigauna. Kalendrą suaktyvina iš karto. Kibimėlį, taip. Šios dienos jaukas Stihl, Turbolog serijos, kuojinis, ganėtinai nesudėtingas. Tiesiog pagardinau su džiūvėsiais, dadėjau dar truputėlį gyvų, matuliuko, pinkutę vieną kitą ir juda, žuvelė aktyviai atsiliepia, viskas skanu, valgo, nors ir viduržemis. Kibimas. Nu va, nedidelis plakis, bet kimba. Žiemą. Fantastika. Jeigu masaliukas sveikas gyvas, aš jo net nekeičiu. Tiesiog pripildau šėryklėlę ir vėl permetimas, ir vėl laukiam, ir vėl traukiam, greičiausiai žuvį. Nėra nieko smagiau už tokį patogų įrankį, už nedidelį lengvą daiktą, kaip sakant. Niekada nežvejokite su per sunkiais feederiais. Šiuo atveju tikrai nereikia gaudyti su ten 4,20 m ilgio, ten užmetimo testas iki 100 ar iki 140 gramų. Pasirinkite ko lengvesnį įrankį, pagal surovę, pagal viską žiūrėkite, kiek laiko, gramatūra kokia. Ir žodžiu, mėgaukite žvejybą. Kam jum vargti? Kol paplepėjome, kibimas iš karto buvo. Ir turiu žuvį. Oho. O, gražus plakis. Kaip matote, ne tik mažiukai kimba, ir stambesni plakiai.
Kągi, šios dienos stalas atrodo šiandieną mano taip. Kukurūzas, musės lervos, kitaip vadinami dzikeliai, pinkutės, taipogi musės lervos, tik tai jos sumažintos ir spalvotos. Uodo trūklio lervos, kitaip vadinami matiliai. Nu ir aišku slikai. Ir kažkokios tai chemijos turiu. Šiandieną naudoju daugiausia kalendrą, jinai man pakvėpina mano pašarus, kada žuvelė tampa neaktyvi. Na kągi, brangus kolegos, vakarėja, lyja, labai nesmagu, bet kaip sakant, pažvejojom su malonumu, tikrai. Kaip ir atšilimas žiemą, tai yra fantastinis dalykas, labai patiko, labai verta atvažiuoti į Mingę. Žodžiu, žuvies yra, pagauti nėra sudėtinga, manau, kad be problemų pagausite. Biškį pašariukas, truputėlį pažaisti su masaliukais ir jinai vėl kimba, kaip sakant. Padėta meškerytė. Tai sugebėjo aukšlytę bamt. Paėmė nuo pat paviršiaus, prie pat krantelę. Žodžiu, žuvies daug. Imam, žiūrim, ką pagavom. Oho! Nu ką, kaip vidury žiemos. Tikrai nemažai žuvies. Net sunku išlaikyti. Kilogramų, manyčiau, apie 10. Žodžiu, bandykite, gaudykite. Ką, iki kitų susitikimų. Susitiksim sekantį kartą. Init kanale. Nei žvyno jum, nei uodegot. Porą fotkių ir paleidžiam. Tikrai žuvies nemažai. Ir paleidžiam viską dabar, aišku. Jeigu žuvį paleisite, kitą kartą vėl pagausite. Galbūt netgi didesnį.